Sveiki visi, šiandien aš, Karolina ir mano sesė Justina darysim bendrą video tiesa drąsa. Tai gal ne visi ją prisimena, jūs nežiūrėkite objektyvo šitą, gerai. Ne visi ją prisimena, tai tegul Justina prisistato. Aš esu Justina, pavardė yra mano Savko. Aš esu Karolinos sesuo, aišku? Tai pasakyk, kokiuose video tave matė žiūrovai. Aklavišta. Ir Aš žinau, kažkoks koks aš, what the fuck, Harlem Shake matėt ją, paskui ją matėt klavištą, matėt kaip ten faktų kažkiek, kad ten veik prie kompo ir karočią ją matėt, tai prisistatyk, ką tu dirbi, ką tu veiki gyvenime kitų metų. Man metų yra 24, dirbu aš virtuvėje, ir nieko ypatingo. Gerai, nieko ypatingo. Na ir pradedam. Tiesa, ar esi kam nors pavogus iš parduotuvės? Aš niekada nevogiu iš parduotuvę, aš ten tik perku. Viską perku. O tu, Justina? Ne. Ką, nesipirkus nieko? Aš perku, bet nevogiu ten. Nu taip, suprantigi. Parodykit mokyklinės kuprinės turinį. Aš nieko nebandžiau tos nepakeisti. Paduok mano kuprinę. Aš tai prisiekiu savo gyvenimu, nežinau kuo, bet aš tikrai nieko nekeičiau, vat kaip grįžau iš mokyklos. Va taip ir turinį parodysiu. Na gerai, Justina, taip, mikrofoną įdėsiu į savo vietą. Taip. Mano mokyklinė kuprinė. Taip, joje yra penalas, batai su ozo maišeliu, piniginė ir viskas. Ta prasme, ir dar servetėlės. Ir viskas. Nes kam tie mokslai? Kam tie mokslai, kai yra vlogai? Ašgi Savko, kam man mokslai? Sprantigi. Toliau, žiūrim, ką čia mes turim. Kokią žanro muziką tau labiausiai patinka, kokią labiausiai klausaisi, o kokia nelabai patinka? Man patinka tikrai daug įvairios muzikos, ten šiaip patinka AC/DC, Nirvana, ten Guns N' Roses, Pink Floyd, begalė grupių. Ta prasme, begalė grupių roko, metalo ir tiesiog esu melomanė, žiauriai, jau nežinau, ką daryčiau be muzikos, ta prasme, ir man žiauriai patinka Michael Jacksonas, ta prasme, tobuliausias dainininkas. O tau, Justina, kas patinka? Man grandžio stilius patinka, irgi patinka Nirvana, Guns N' Roses, patinka Pearl Jam, patinka Hole, O7 ir aš nekenčiu grupės, ypač dainininko Michael Jackson, jis man atrodo. Ką? Tai man pasigirdo, pakartok. Ne, jis man patinka. Tu geriau, tu nesirauk, senė. Tiesa, ką jūs neturinktumės, vaikiną ar draugus? Draugus. O senė, o kodėl? Draugai niekados nemeta, o vaikinai būna. Bet čia, o jeigu tada draugėmės, tiesiog paims ir va taip, kaip va šitą pirštinę, va taip, ir mes, kas tada? Tu duosi savo draugai į snukį, na gerai, būna, visko reikia. Toliau, uždavė mano draugelką duhelėje Leticija, tiesa, ar patinka save liesti ir drąsa paliesti save, tau patinka save liesti? Jei patinka save liesti ir tau, aišku, drąsa paliesti. Va! Jo, man irgi patinka save liesti, ypač žinot, kaip pavyzdžiui, pasiėmė makiažo pagrindą lieti save, arba kai apsiteški irgi lieti save, nes tu reikia nusivalyti. Dažnai, na aišku, suprantigi. Drąsa, ką durniausiai buvai iškrėtus vaikystėje su sesė? Ką mes krėtėm vaikystėje? Bet vaikystėje, ne pradės metus vaikystėje. Nepamenu. Na, plauk. Kažką tu gal pripamenu kažką. Plauk, mano vaikystė, 5 metai. Kai man buvo 5 metai, buvo 15. Tai, kada man buvo 10, čia jau vaikystės pabaiga. Kai man buvo 10, jai buvo 20. Tai kažkaip mes nieko negalėjom vaikystėje kartu veikti. Kažką bendro turėti. Nieko mes neprisimenu. Tu neprisimeni, tu turėtum prisiminti. Nieko negaliu bendro turėti su Justina, nes jinai per didelis laiko tarpas tarp mūsų. Jinai sena, aš jauna. Aš sena, aš jauna, ji sena.
kas yra sunkiausia kuriant video? Daugelį vlogerių sako, kad sunkiausia per video yra montuoti. Koks tu kūrėjas, tau sunku montuoti. Sunku kas kelias valandas prasidėti prie kompiuterio, klijuoti video, ten dėti muziką. Jeigu tu tau... Kūrėjas joks nesigaus, tiesiog joks, tau tiesiog geriau nekurti, nes... Pas mane problema yra tame, nes aš nežinau, ką kurti, aš nežinau, kokius stilių užsiimti. Ar trumpametražius filmukus, ar challenge video, ar tokius video kaip dabar. Ir aš jau kažkaip pasimetus kažkur ir negaliu, savo susirasti vieno žanro, kad kurti, bet, man patinka kurti, reikia rasti laiko, dabar radau laiko, kažkaip siaubingai neturiu laiko, įtampa didelė vakar, matematika, kontras, matematika, paskui bėgimas, kiekvieną dieną bėgimas, taip laiko nėra, pavargus ateinu. Ir tai yra sunkiausia. A tau, Justina? Invisible cola. Gerai, supratau, Justina, ačiū už dėmesį. Padovanok kokiam nelaimingai žmogui saldainį. Aš noriu. Aš savo padovanosiu. Tau ne, aš nelaiminga. Gerai, aš nevalgau. Dar valgau, bet nada, nenoriu. Tu bus nelaimingas žmogus. Gerai, sugalvokit kokį šokį ir abi pašokit. Būtinai. Ką esu dažniausiai padarius savo sesiai ir kaip jie reagavo. Dažniausiai tai esu padarius, kaip kėlusi Facebooką video, kaip jinai po sunkios darbo dienos dar truputį tokia, buvo atsisėdus ant žemės 12 valandą ir tik pavargus, kad tiesiog ėmė ir iš lempos užmigo. Ir kaip tu reagavai? Wow. Jinai užmigo, aš įkišau papiriuką į burną. Na, kaip viskas atrodė, pažiūrėsite šitam video. Nesveika, rimtai. Pirmiausia, aš klausiausi Nirvana. Jo, Nirvana, žinai. Gerai. Ir aišku, ką tu man buvai pridarius? Tai tu esi blemba... Ne, neskaitų, šitas buvo 12 metais, neskaitų seniai. Ir tai man patinka Michaelas Jacksonas. O dieve, seni. Kas antras dalykas su jo atvaizdu ten. Ten, nežinau, turiu vos ne visus albumus, turiu pagalvę, sieną pilna jo ir tiesiog. Mes jį mylim, tu tik nekeis nuomonę šitą kartą, gerai? Tik nekeis. Aš myliu. Šaunuolė. Aš jo kurtą myliu. Kokį kurtą? Kurtą mylėti yra faina, kurtą kaip eina, bet, žinai, supranti, kad tas dalykas, kad... Ar myli savo fanus? O dieve, fanai, oh my god. Nevadinsiu fanais, vadinsiu žiūrovais, nes ne kiekvienas žiūrovas yra fanas. Tai aš jūs žiauriai... Aš jūs žiauriai myliu. Tiesiog jūs tokie nuostabus. Aš, ta prasme, paspaušiu kiekvienam ranką, nežinau. Tiesiog jūs esat šaunuoliai. Ypač tie, kurie laikina video ir kurie nepatinkės dabar, paspaus laiką. Paspauskit laiką. Dabar spaus, dabar. Nu? Dėkui. Tai gerai, myliu jūs visus, nes jūs esat nuostabus. Be jūsų aš nekurčiau, nes nebūtų dėl ko. Vien dėl savęs, bet aš kuriu dėl jūsų. Mano mažiukai, seniukai. Tiesa, ar myli Rimką? Tu myli Rimką? Žinai tą bobutę Rimką, kuri Rimi bulkas pardavinėja? Taip, aš myliu. O tu žinai, kad jinai turi vyrą Rimą? Būsi labai didelė konkurentė lesbietė, bet vis tiek. Žinau, tai supranti. Ir beje, dar viena problema. Čia sužliau telefoną. Sudaužiau savo nuostabų telefoną. Telefoną sudaužiau antrą kartą. Suprantat? Sumokėjau didelius pinigus už remontą. Ir sudaužiau ir vėl. Sudaužiau. Pirks, aš turiu savo Samsungą. Koks mano, aš tau 20 minutų pardavėt, bratsien, savo nuostabų telefoną. Gerai, aš išbėjau su tokius S5 kokį, nežinau, ten, ar S6 gal, blėt, iPhone'ą. Bet kaip gausis?
Na ir šiandien klausimai ir užduotis baigėsi. Tai kokie jūsų įspūdžiai apie mano sesę? Dieve, kaip stums. O, bože. Gerai, tai padarysiu dar kartą. Pabaigai. Gerai, ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu jums patiko šitas video, spauskit laiką. Ir jeigu jūs esat faini mano draugai ir fanai ir visi ten vienu metu, tai nepamirškite pasidalinti. Tiesiog gal praskaidrinsit dieną kažkam. Ir jeigu jūs turit man idėją pasiūlymui, tai rašykit čia į patarsavkogmail.com man temą. Ir ko jūs palinkėsi mano žiūrovams. Klausykitės Nirvana. Klausykitės Nirvanos, aišku. Ne Nirvana, Nirvanos, supranti senį. Nirvanos. Gerai. Plauk, tik Nirvanos ar ko dar? Ir Michael Jacksoną. Taip, ir Michael Jacksoną. Nepamirškit palikti laiką dar kartą, prenumeruokit mano kanalą, sekit mane Instagram'e, Facebook'e, Ask'e nesekit, nes aš ten esu aktyvi. Na, viską rasit aprašyme, taip pat aprašyme rasit jos Facebook'ą šitos duhelkos. Gerai, ačiū, kad žiūrėjote, geros jums dienos ir iki. Bye. Visą laiką čia žiūrėk, nes mirštė, gerai.